Biškį pasikrovėm. Mantos bandysim pavažiuoti su nakvynė. Šiandien pirmas šiais metais nakvojimas bus. Kažin, nesušalsim. Kaip galvoju naktį, kaip čia bus. Dabar 5 laipsniai. Šalsi. Nu. Bandysim važiuoti. Nu. Taip. Nu ką, krutam. Ką, išvažiuojam iš Kelmės. Pradedam žygį savo savaitgalinį. Iki tikslas 101 kilas dar likęs. Pati pradžia. Važiuojas kaip su fūra. Varom prieš vėją. Didelį vėją. Pučia labai kaktą. Sunku, tai yra sunku mėnti. Pakalnė, nes nelabai rieda. Štai mūsų sustojimas. Pirmas. Čia ant Švilpiškės kalno. Didžiausias kelionės sukilimo taškas buvo. Taip pasikrovėm kaip fūros. Biškai kaip fūras esam. Jaučias, kai jau ne taip kaip su tuščiu dviračiu važiuoti. Tada niek, važiuojam, ne? Važiuojam, biškai užkasim čia gal. Anglio vandenių biškai šausim. Ką mes čia turim? Vieną lionuką, vieną bananiuką. Turim vandeniuką, turim BCA. Kar? Čia BCA, čia vanduo. Tai va. Kad ir prieš vėją nėra blogai, ne? Kriutam. Nuvažiavom dar visai nedaug, 8 kilometrus. Staptelėjom, kadangi čia esam aukščiausiai viršūnė, todėl ir staptelėjom. Daugiau pradėsim nusileisti. Čia ant pačio kalno gal matos, aš nežinau per kamerą. Ten yra didelė pakalnė, džiulė. Užkilom į tokį didelį kalną. Vaizdų gražių. Štai kokia graži vieta prie telkinių. Sakau, pasižiūrėsiu, kas ten gero. Ar žuvies yra? Žuvies nelabai mačiau. Kažkur miškelyje sustojom pažiūrėti žuvies. Ne. Taip. Ten taip, vėjas žiaurų minus, ne? Užstoja dabar miškas vėja, tai smagiau važiuoti. Krutėsim turbūt alyn. Vyksta kova su vėju. Žiauriai daužo. Prieš vėją tiesiai kaktą. Smagiai. Bet lėkiam, vis tiek, judam. Turim 2 kilometrus, dar 82 palei viską liko. Kuršėnai 23. Kas į Kuršėnus? Kad ne. Ačiū. Nu ką, 10 kilų iki Kuršėnų. Ir bus Kuršėnai. Bus Kuršėnai nebatoli. Pusiaukelė bus. Normaliai. Na jo. Čia gražiai visai. Apsitvarka gražiai. Kuršėnų centrinė aikštė, ne? Taip suprantu čia.
Gervė buvo. Gervė, gervė, kur skrendi? Atvykom į Klaišių dvarą. Pakeliui pasitaikė. Bet jau čia nekas iš to dvaro likę. Čia va tik gali ir ant galvos nugaris kas nors. Viskas jau sugriuvę, pavojingai čia atrodo, šiaip kypso viskas. Čia buvo žydinys toks. Kas toks? Čia ar kanas buvo. Pažiūrėjau, tai čia juodas. Čia kanas buvo. Gali būt. Gal, toks iš juodas. Labai jau toks avarinis jisai. Viskas iš apleista. O čia šiaip labai toks nesaugus reikalas čia. Vaikščiot po tokį dvarą. Viskas va, pakybo ant. Kybo viskas ant. Atgaiva, sakau, trumpam. Miškas biški trumpam vėl stojo. Tuo vėl daužysim. 74 kylas prieš vėją. Smagiai čia mes šiandien pučiam. Kaip į kalną visą kelią. Miškas baigas ir... O, ką gerai. Pučia. Joniškių rajoną atliekam. Stopas. 9 km iki tikslo. Kaip prieš vėją važiuot patinka? Patinka. Nebatoli Žagarės esam čia jau. Puikiai. 92 kilai konkrečiai į kaktą, dabar iš šoną, bet toks neblogas vėjelis, neblogas. Nepaspausi šiandien. Dirbti reikia. Kojytės dirba visą dieną. Nesvarbu, 2 procentai atrodo 2 procentai nuokalnė, bet mini, nes nerieda. Tas čia per stotelį Martyniškiai. Nu ir kaip jums sekasi? Normaliai. Gamyba. Pagaminau. Gaminate? Netoli Žagarės dabar įsitaisėm čia tokiam poilsiavietėj. Važiavom 6 valandas 29 minutės, atstumas 101,8 km. Vidurkis silpnas 15,67, kadangi prieš vėjas buvo. Tai va, klausos. Tokia mūsų statistika šios dienos. Rytinis bardakėlis. Atsikėlėm. Truputį pakuojamės, truputį pusryčiausim. Kas pusės šiam valgysim? Vau, kiaušinienė. Gerai, skanėlis. Jo. Puodų namą privažiavom, ne? Čia dar tasai kartą, žiūrėk, ir kamino kelias. Bet įspūdingiau atrodo, kartelė atrodo. Jo. Čia matai daug, tas galima tik ant spaudą įsimest. Čia šaukštai. Ką? Šaukštai. Jo. Ne tik puodų. Šaukšto puodų namas. Žagarės centras.
kažkoks medis. Įžymus turbūt. Žiūrėk, vyšnių yra. Aha, čia žagarės. Žagarės vyšnios. Čia bažnyčia žagarė, ne? Tiesiog alėja tokia sutvarkyta. Šviestuvai tokie gražūs, čia vakare turėtų gražiai atrodyti. Čia truputį audros padariniai turbūt. Šitoks medis nugriuvęs. Baisolinis. Žagarės. Sveikinu, pasiekiu Žagarės dvarą. Kiek medžiai šiandien? Čia po tos audros padariniai šito parko. Išlaužyta, žiauriai tokie medžiai, didžiuliai, išlaužyta. Turim Žagarės dvaro arklininko namą. Arklininko namas iš kitos pusės. Bet jau toks biškai apleistas, jisai matos, stogas subiręs. Ten turbūt arklidas yra toj pusėje. Vasim pasižiūrėk, kas tenai. Jo, čia arklidas yra. Nu, bet tas dvaras čia prabangus buvo. Savo laiką. Jeigu toks buvo, kaip atstatė. O ten viduje restauracija kažkai vyksta dar matyt. Arklio. O, net arkliai palėdovinę televiziją turėjo Viasatą. Čia vartai išvesdavo arklius per čia turbūt. O čia buvo... Aha. Gerai. O čia arklių kiemas. Prisiparkavom prie dvaro fontano. Nu, bet parkas tai nusiaubtas. Sakai, tas buvo Joniški tornadai tie. Tai matos medžiai suvartyti, išlūžę ten, va su šaknim. Visas žiauriai, visur šluočia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, visas sulaužyta. Grožis. Nu va, dar vienas lankytinas objektas. Atodanga Žagarės. Kai jis kasė dolomitą. Tai ir matos dar dolomitas kyšo likęs. Ir čia jeigu tai pasižiūrėjus, o per visą tą čia karjeros teritoriją, kur ta bala centras karjerų, čia visur aplinkui eina tokie šlaitai. Čia kaip krateris didžiulis padarytas. Nu ir kaip atrodo paliktas pavyzdys. Koks gražus berženėlis. Iš rapsų čia pareina, kas čia trypia ūkininkam rapsą. O, štai kas nutinka.
Ir čia rapsas, iki horizonto ir čia. Čia gal matot, gal nesimato, bet čia kalnas eina į dangų. Puškuojam. Užpuškuosim. Baigiam. Čia geras. Geras kalnas. Bet dabar pulsas per 10 žemesnis nei praeitą kartą. Šiaip tikras buvo sukėlimas 62 rašė. Grinai, to kalno aukštis, šiam 2 metrus užkilt reikia. Jau čia lengvi. Jau viskas viršūnė. Jau easy daros. Baika. Kaip sakant, akis baisininkės, kojos darbininkės. Ane? Jes, viskas. Įvarėm tą Velnio kalną. Kur čia tas? Jau viršūnė. Aukštis 185. Ai, mes su kilimą dabar tokį 186 pakilom.